Pavadinimas Dainava iš tiesų yra dzūkams yra labai svarbus ir šventas. Ir džiaugiuosi visus mokinatės mokykloje, kurioje nešioja šį pavadinimą. Džiaugiuosi, kad šiai mokyklai vadovauja puikiai gražiai jūsų direktorė. Norėčiau jiems įteikti atminimo dovanėlės, kuriuose yra Dainavos futbolo akademijos Dainavos žaidėjo šiandien. Čia yra viskas. Ir nusivylimo kartėlio, ir pergalės džiaugsmo, bet sako, labai patinka merginos. Daugel mūsų tėvynėje yra puikių ir gražių vietų. Daugel yra šalių, kurios pagarsėjo senų tėvelių darbais, bet tarpu jų visų gražiausia ir garsiausia Dainavos šalis. Ir savo aukštais kalneliais ir žaliais kloneliais, savo tamsiomis giriomis, didžiais tankumynais. Taip Vincas Krėvė, mūsų kraštietis, rašė savo padavime Milžinkapis. O jeigu kalbėti apie futbolą Alytuje, tai epizodiškai, tarkim, galima rasti tokių istorinių faktų prieškario, tarkim, spaudoje. Tai 1926 metais galbūt dvi komandos buvo, dabar, tarkim, vadinasi Ulonų batalionas, anksčiau vadinosi Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų pulkas. Tai, tarkim, kariai sudarydavo komandą, draugiškas rungtynės sužaisdavo su gimnazijos komanda. Minske tam stadione, kur irgi rezultatas buvo 2-2. Pats pradėjau treneris Labutis, docentas Justinas. Išleido į varžybas, į pagrindinę aikštę, į šitą žaidimą. Sako, Kęstutį reikia padaryti, pats žinai. Nes kadangi iščiošit, nes kadangi nepakliusit į finalą Gruzijai. Tai maždaug vartininkas išmušė kamuolį ir aš iš centro. Pjauta, kaip iš patranko. 3-2, ten nugriuvo. Draugai, kaip jis panašiai apsikabindavo, sako, viskas kaip pratęsė dar kokią 10 minučių teisėjai. Gerai bendravau su visais, žaidžiau, iš principo su visa auksinė komanda, visa, kurie žaidė, tai su visais žaidžiau. Ir Dubliauskas, ir Klimavičius, ir kas čia yra šito kamuolio užrašyta, žaidžiau su visais, išskyrus jų komandos kapitoną Janušaitį, tai vienintelis žmogus, su kuriuo nežaidžiau. Dėmesio. Kipras dovanoja mums mažą muzikinį įdarbą. Gerai, pakviesime jeigu būtėtų žas. Ar akademikai praeidinėja pamokas, ar pateisinamai praeidinėja? Sakysi, tai ko jie patys žino, ar reikia keltis ar ne. Ar tarp jų yra tokie futbolo žaidžia, bet ir mokosi, ir gali juos vadinti ne tik. Šiandieninis susitikimas su futbolo bendruomenė, su legendomis pasiekusiamis aukščiausių įvertinimo, tegul tampa mokiniams pavyzdžiu, kad kantrus ir užsispyręs darbas, siekis visada apvainikuojamas pergalę. Taigi kviečiu jaunimą mokytis ir sportuoti mūsų mokykloje, Dainavos pagrindinėje mokykloje. Jūros! Vieta, Jūros!
vida. Renatas Banevičius. Na ir buvusios 5 mokyklos, dabar Dainavos 5 vietos laimėtojas. Paulius Golubickas. Paulius Golubickas. Šešta vieta. Malai